Tačiau kalbant apie užsienio politiką, iš Ukrainos perspektyvos, tai neraminantis signalas. Naujojo Keiro Starmerio leiboristų vyriausybė, žadanti stiprinti Jungtinės karalystės gynybos pajėgumus, pradeda ginkluotųjų pajėgų peržiūrą, didins gynybos finansavimą iki 0,3% bendrojo vidaus produkto. Likus 10 dienų iki Paryžiaus olimpinių žaidynių prezidentūroje išlydėti Lietuvos sportininkai. Šiemet šalies garbę gins 50 atletų, 8 daugiau nei prieš 3 metus Tokijuje. Ką reiškia būti karininku? Šio klipo tam paaiškinti neužteks, bet pabandykime. Tai tarnyba su kiečiausiais kariais. Sudėtingo operacijų valdymas, iššūkiai treniruojantis, atliekant užduotis ir reaguojant į grėsmes. Būti karininku tai mylėti tėvynę ir būti pasiruošus ją ginti. Ar gali būti kiečiau? Nelabai. Tapti karininku vienas geriausių sprendimų, kuriuos galima priimti jau dabar. Dėl savęs ir dėl Lietuvos. Generolo Jono Žemaičio, Lietuvos karo akademija. Kultūros uostas Klaipėda ir LRT pristato Jūros šventei 90. Liepos 26-28 dienomis legendiniai koncertai, susitikimai, jūrinės dedikacijos. Rėmėjai. Vasarą klausykitės įdomių. Vietoje triukšmo tai, kas įdomu jums. Jau LRT radijo eteryje ir LRT radiotekoje. Ar galima sakyti, kad esi nepaprastas žmogus? Aha. Jums į tą Ameriką va tai va, jūs ten važiuojate. Norėčiau į Havajus pavaryti, dar žinai, biškiau. Į Havajus. Tapo nuogas. Viskas matos. Aš tai gerai jaučiuosi. Nesakė, kad jūs pats. Sakė, tu gal durnas. Čia akivaizdu tik šarvojat, jau nebebaliavojat. Baliavojam. Nepaprasti žmonės. Sekmadieniais 6 vakaro per LRT televiziją. Kaip susikurti gražią aplinką? Ar bulvių lauką paversti rožynu? Tiesiog, kai pradeda žydėti rožės, niekur nenoriu eiti iš namų. Koks čia grožis? Tai viena iš pačių įspūdingiausių ir pačių geidžiamiausių šio sezono kanų. Darbas sode kuria stebuklus. Ir čia viskas molyje? Taip, visiškai molį. Idėjos, patarimai ir įkvėpimas laidoje Čia mano sodas sekmadienį 9 val. Per LRT. Kiekvieną Liepos šeštadienį per LRT televiziją. Ir štai praėjusią savaitę perkopiau milijoną sekėjų socialiniuose tinkluose. Puikus pasakojimai, neįtikėtinos viešnagės ir smagūs atsiverimai. Ta dalyką jis man prisekė prieš vestuvės. Stilius, gyvenimo būdo žurnalas ir nuostabiai paprasti jo herojai. Savaitgalio detektyvai per LRT televiziją. Šeštadieniais intriguojančios bylos seriale Agata Kristi mįslingos žmogžudystės. Sekmadieniais painūs nusikaltimai ir nepriekaištingas detektyvas seriale Poirot. Spręskite detektyvinius galvosukius savaitgaliais per LRT televiziją. Milijonų metų evoliucijos stebuklai. Nuostabus gyvūnijos ir augmenijos pasaulis. Žada atimantys peizažai ir stulbinančios išlikimo dramos. Neįtikėtinos laukinės gamtos istorijos. Šeštadienį ir sekmadienį 12 val. Per LRT televiziją. Aš esu tas New Nordicsas. Kaip? Buvęs East Europeansas, bet neseniai konvertavausi į New Nordicsą. Žiūrim, kad turim. Progreso traukinys nunešė mane ekspresų bitarpinių stotelių. Ar jūs buvot pasiėmęs mano planšetę? Ne. Štai kaip prasideda tėvų lygos žaidimas. Pasirodo, teisingiems atsakymams nereikia ne klausimų, bet klausimų gaus ir vedėjas. Nesat vaikystėj porą valgęs su medum? O kokias temas gerai žino vaikai? Tema Barbė. Žiūrėkite šeštokų tėvų lygos žaidimą jau šiandien 19:30 per LRT. Laura, kaip sekas? Gerai, nespėju paspausti.
Labas vakaras, malonus LRT televizijos žiūrovai. Antradienio vakarą rytojus 6 valandos. Iki. Nieko nėra smagiau, kai savo darbo vaisius gali paliesti, nuspalvinti, apkirpti, užveržti, suvirinti. Nepavėluok į šių mokslo metų profesinių mokyklų priėmimą. Paragauk savo profesinės sėkmės skonio. Bažnyčių naktys Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste Liepos 18-21 dienomis. Daugiau informacijos maloniukelias.lt. Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys keliauja per Lietuvą. Šių metų Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys 12 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja Avaka. Festivalį iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko TV+. Vyras ir moteris turi pabėgti ne tik nuo policijos, bet ir nuo visuomenės. Žano Liuko Godaro filmas, kuris laužė kino taisyklės ir kūrė naujas. Pamišėlis Piero. Penktadienį, 21 valandą per LRT+. Tai yra Paralimpiada. Jie nežaidžia žaidimų. Paryžiaus paralimpinės žaidynės. Rugpjūčio 28, rugsėjo 8 dienomis per LRT. Į auksinio proto vasaros lygą grįžta linksmųjų pogrupis. Pokšt, pokšt ir viso gero. Dar viena galimybė pelnyti taškų ir kovoti dėl vietos finale. Bet man bent viltis yra. Viltis. Jau penktadienį 21:00 per LRT televiziją. Čia auksinis protas, vasaros lyga. O iš kurgi tas kintų pavadinimas? Vasara, tai čia yra viena geriausių vietų Lietuvoje. Čia mes einam šaligatviu, o gatvė yra va čia. Gatvė čia yra. 5 metrų gylio. Draugiška Lietuva. Rytoj 19:30 per LRT televiziją. Ir gali būti, kad kintai taps visiškai unikaliu perlu. Kovodami dėl šeimos ir valdžios, jie nejaučia baimės mirti. Pasaulį sužavėjęs serialas Vikingai. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 23 valandą per LRT televiziją. Daugiau serialų LRT epikoje. Labas vakaras, LRT eteryje svarbi valanda. Joje matysite. Ingrida Šimonytė gavo pakankamą Seimo pasitikėjimą, kad toliau liktų premjere. Tokia procedūra parlamente vyko po Nausėdos inauguracijos vyriausybei grąžinus įgaliojimus. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad ne visi ministrai galės toliau dirbti. Daugiausia kritikos žemės ūkio ir sveikatos apsaugos ministrams. Sveikatos apsaugos sistemoje tikrai kaupėsi problemos ir tai mato absoliučiai visi, galbūt išskyrus ministrą. Buvęs Donaldo Trumpo kritikas J.D. Vance'as tapo jo kandidatu į viceprezidentus. Apžvalgininkai tai vadina bloga žinia Ukrainai ir Europai. Ko tikėtis iš šio dueto, jei Trumpas laimėtų rinkimus, apsime laidoje. Po vizito į Maskvą ir Pekiną Viktoras Orbanas ES šalių lyderiams laiške išdėstė siūlymus, kaip užbaigti karą Ukrainoje ir pasiūlė bendrijai atkurti diplomatinius santykius su Rusija. Šalies sportininkų išlydėtuvės prezidentūroje 13 sporto šakų varžysis pusšimtis atletų.
Seimas išreiškė paramą premjerei Ingridai Šimonytei, kuri turėjo pasitikrinti pasitikėjimą po prezidento Gitano Nausėdos inauguracijos. Už balsavo valdantieji, opozicijos politikai prieš arba susilaikė. Susitikime su premjere opozicinės frakcijos negailėjo kritikos pačiai Šimonytei. Kaus ir taikaus vakaro, o po valandos jūsų laukia panorama. Ar jūs buvot pasiėmęs mano planšetę? Ne. Štai kaip prasideda tėvų lygos žaidimas. Pasirodo, teisingiems atsakymams nereikia ne klausimų, bet klausimų gaus ir vedėjas. Nesat vaikystėje korą valgęs su medum? O kokias temas gerai žino vaikai? Tema Barbė. Žiūrėkite šeštokų tėvų lygos žaidimą jau šiandien 19:30 per LRT. Laura, kaip sekas? Gerai, nespėjau paspausti. Savaitgalis Bistrampolio dvare. Liepos 19-ąją koncertuos Daddy Was Milkman. Liepos 20 dieną Oskaro Koršunovo kultinis spektaklis Vestuvės. Liepos 21 dieną koncertą surengs Monika Liu ir grupė. Organizuoja geros muzikos ekspertai ir bardai LT. Informacinis rėmėjas LRT. Rėmėjai Bistrampolio dvaras ir kakava.lt. Ką reiškia būti karininku? Šio klipo tam paaiškinti neužteks, bet pabandykime. Tai tarnyba su kiečiausiais kariais. Sudėtingo operacijų valdymas, iššūkiai treniruojantis, atliekant užduotis ir reaguojant į grėsmes. Būti karininku tai mylėti tėvynę ir būti pasiruošus ją ginti. Ar gali būti kiečiau? Nelabai. Tapti karininku vienas geriausių sprendimų, kuriuos galima priimti jau dabar. Dėl savęs ir dėl Lietuvos. Generolo Jono Žemaičio, Lietuvos karo akademija. Nauja meilės miestui istorija prasideda atnaujintoje Kauno rotušėje. Šiandien jau 11. Kaip dėl atlyginimo? Rytoj bus tikrai. Jau turiu įkristi. Buhalteris dar paklausė, gerai? O kaip dėl... Pavedimą padarėm. Gal tarp bankų nesuvaikščiota. Pavargai klausytis vadovo pasiteisinimų? Nedvejok. Kreipkis į valstybinę darbo inspekciją. Drauge miname jau 15 metų. Rugpjūčio 18 dieną į Vilniaus gatves atrieda jubiliejinis didžiausias dviračių sporto renginys Baltijos šalyse iki velomaratonas. Renginio automobilis Toyota. Informacinis partneris portalas lrt.lt. Registracija ir daugiau informacijos iki velomaratonas.lt. Jūsų stuburas laiko tik jūs. Kardiolitos klinikos. Dolmen – futbolo čempionato transliacijos rėmėjas. Pirmą kartą Lietuvoje merginų iki 19 metų Europos futbolo čempionatas. Išskirtinė galimybė išvysti mūsų rinktinės kovas. Liepos 14 dieną akistata su Anglija. Liepos 17 dieną rungtynės su Prancūzija. Liepos 20 dieną mūšiai su Serbijos komanda. Liepos 27 dieną čempionato finalas. Tiesiogiai per LRT Plus ir portale LRT LT. Vyras ir moteris turi pabėgti ne tik nuo policijos, bet ir nuo visuomenės. Žano Liuko Godaro filmas, kuris laužė kino taisyklės ir kūrė naujas. Pamišėlis Piero. Penktadienį 21 valandą per LRT Plus. LRT Plus scenoje. Trečiadienį Lietuvos operos žvaigždės Edgaro Montvido solinis koncertas. Šeštadienį uždegantis britų žvaigždžių Bastille pasirodymas. Sekmadienį Zalcburgo festivalio koncertas su Lietuvos operos primadona Violeta Urmana. Įkvepianti muzika per LRT Plus. Europos moterų futbolo čempionato atrankoje mūsiškių laukia Sakartvelo komandos iššūkis. Su šia rinktinė išvykoje buvo sužaista lygiosiamis, bet šį kartą mūsų komanda žaidžia namų aikštelėje, skanduojant saviems. Lietuva Sakartvelas. Šiandien 19:50 tiesiogiai per LRT Plus ir portale LRT LT. Ką darytumėte, jeigu visa jūsų keista šeima pamišusi dėl imtynių?
Bet tik jums pasitaikytų vienintelė proga tapti pasaulio čempione. Komiška drama Šeimos kova. Šeštadienį 21 valandą per LRT televiziją. Daugiau filmų LRT epikoje. Švenčiam gyvenimą Beatos virtuvėje. Skanus maistas, geros emocijos ir naudingi pokalbiai. Ką daryti, kad būtumėm ir gražesni, ir sveikesni. Beatos virtuvė šeštadienį 17:30 per LRT. Įtraukiantis gausybę apdovanojimų pelnęs serialas Birmingamo gauja. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 22 valandą per LRT televiziją. Aš esu tas New Nordicsas. Kaip? Buvęs East Europeansas, bet neseniai konvertavausi į New Nordicsą. Žiūrim, kad turim. Progreso traukinys nunešė mane ekspresų bitarpinių stotelių. Labas vakaras, LRT žiūrovai, su jumis Lietuvos tūkstantmečio vaikų vasaros projektas Tėvų lyga ir šiandien